Na tai, Renaldai, kaip rungtynės? Ką galėtum pasakyti tokio? Geros Išskirtinė. rungtynės, rezultatas rodo, kad geros rungtynės, labai laimingi. Gerai viskas pasisekė nuo pat pradžių iki pabaigos, išlaikėm tą tempą ir toks aukštas rezultatas. Mūsų tai tenkina. Prieš rungtynės minėjai, kad svarbiausia yra sustabdyti jų greitą puolimą. Tai, sakykime, tai pavyko. Kas dar gynyboje, sakykime, apskritai, ką pakeitė tokio nuo praeito mačo? Iš tikrųjų, agresyviai, vis kaip pastebėjo, turbūt nuo rungtynių pradžios agresyviai gynėmės ir padėdami vienas kitam ir neleisdami lengvai pasuotis baudos aikštelėje. Perėmėm ganėtinai daug kamuolių ir patys gerai užpuolėm. Tai turbūt to ir priežastis, aišku, dar yra atkovoti kamuoliai gerai po savo krepšiu. Šiandien Akeris visai nieko praktiškai nenuveikė, gero aikštelėje, praeitame mače 17 taškų įmetė. Kaip prieš jį gynėtės, gal kažkaip kitaip? Ne, tai sakau, visas tas agresyvumas kiekvienam žaidėjui ir buvo. Pirma tai Rochester, Akeris, Batista, pagrindiniai žaidėjai, kuriuos daugiau kreipėme dėmesį ir manau pasisekė labai gerai. Pastaruoju metu tampi tokiu kaip Lietuvos Ryto lyderiu. Sakykime, ar treneris per tave daro dažnai, ta prasme, derinius turi užbaigti? Na, kaip pasakyti, mūsų komandoje matot labai didelę rotaciją ir kiekvienas gali gerai sužaisti vienas varžybas vienas, kitas varžybas kitas, tikrai neišskiriam kam, ant ko, kas daugiau, tikrai neskaičiuojam ir darom tai, ką treneris liepia, o vienas varžybas vienam, kitas varžybas kitam, bet sakau, žaidi krepšinį.